Sveiki, čia GPB tekstai. Aš esu Agnė ir šiandien jums perskaitysiu savo komentarą Orbano šešėlis jubiliejinėme Vilniaus saugumo forume. Iš Seimo užsienio reikalų ir nacionalinio saugumo ir gynybos komitetų sklinda susižavėjimas dešiniaisiais JAV analitikos centrais. Neseniai vizito į JAV vykę šių komitetų nariai negailėjo gerų žodžių apie šiuose think tankuose vykusios produktyvias diskusijas, savitarpio supratimą, žavėjosi jų galia ir įtaką ir svarstė apie glaudesnio bendradarbiavimo su šiais trumpistiniais centrais naudą. Netrukus Žygimantas Pavilionis savo socialinio tinklo paskyroje paskelbė, kad su 2 iš tokių centrų jau sutarta vasarą organizuoti renginį Lietuvoje. Tiesa, su vienu šių analitikos ar propagandos centrų ryšiai jau kaip ir užmegzti. Paveldo fondas, The Heritage Foundation, Pavilioniui ne tik seniai pažįstamas, bet ir mielas širdžiai. Galbūt dėl to neseniai vykusiame jubiliejinėme Vilniaus saugumo forume dalyvavo ir Paveldo fondas, atstovaujamas Tūlo daktaro James J. Carafano. To niekada neturėjo įvykti. Ir štai kodėl. Pirmiausia, kasgi tas Paveldo fondas? Tai seniau buvusi reaganistinė, paskutiniais metais tapusi trumpistinė idėjų kalvė. Vienas ryškiausių jų kalamas idėjas atspindinčių projektų yra Lietuvos spaudoje skurdžiai nušviestas, tačiau užsienio reikalų komitetui reikia tikėtis žinomas projektas 2025. 900 puslapių įkūnyta konservatyviosios vizijos programa. Arba trumpizmo institucionalizavimo programa, brėžianti prezidento vykdomosios galios išplėtimo trajektoriją, dėstanti planus išardyti neveiksnumu ir liberalumu kaltinamas valstybės institucijas. Projektui 2025 iškilusi viešumą rinkimų kampanijos metu, kritikai perspėjo apie jo keliamą pavojų tokiems esminiams liberalios demokratijos principams kaip įstatymo viršenybė, galių atskirimo principas ir tos pačios pilietinės laisvės. Tikriausiai geriausias paminklas šio projekto radikalumui yra tai, kad Trumpas net ir savo magą rinkėjams kartojo absoliučiai ničnieko apie šį projektą nežinantis ir nieko bendra su juo neturintis. Po rinkiminės pergalės ryškėja kiek kitoks vaizdas. Projekto architektų laikomas Russellis Votas, paskirtas Baltųjų rūmų biudžeto direktoriumi. Projekto idėjos yra perkeliamos į Trumpo administracijos vykdomą politiką, kartais vos ne pažodžiui. Žinoma, dalis šios politikos nuosaikiam lietuvių konservatoriui patenka kažkur tarp man vienodai ir tuo geriau kategorijų. Tai tikriausiai ir lyties keitimo operacija atlikusių pareigūnų išgujimas iš karinių pajėgų ar pasitraukimas iš Paryžiaus klimato susitarimo. Kiek daugiau diskomforto galėtų kelti dezinformacijos užkardymui skirtų iniciatyvų užgniaužimas. Tačiau net ir šiam įsivaizduojamam nuosaikiam konservatoriui raudona linija turėtų būti konstitucinės tvarkos palaikymas. Jis buvo akivaizdžiai pažeistas 2021 m. sausio 6 dienos atakos prieš Kapitolijų metu. Pažeidimas buvo užtvirtintas Trumpui iškart po inauguracijos, paleidus visus joje smurtavusius asmenis. Kokia Paveldo fondo pozicija šiuo klausimu? Šito The New York Times klausė nuo 2021 m. fondo prezidentu dirbančio istoriko ir politinio stratego Kevino Robertso. Ar jis tiki Joe Bideno rinkimų pergalę? Robertsas atsakė trumpu ir nedviprasmišku ne. Iki pastarųjų rinkimų pabaigos nebuvo aišku ir ar Paveldo fondas būtų pripažinęs Trumpo pralaimėjimą. MSNBC interviu praėjusiu metu birželį fondo prezidentas tvirtino rinkimų rezultatus pripažinsiantis, jei nebus masinio rinkimų klastojimo kaip praėjusį kartą. Interviu tėkmėje ši nuostata buvo įterpta kažkur tarp valstybės tarnautojų atleidimo legitimumo grindimo pastarųjų paramą demokratams ir melagingo tvirtinimo, kad demokratai gina abortus iki 3 dienų po gimdymo. Bet visa tai, žinoma, tai yra užsienio šalies vidaus reikalai, kurių bendruose renginiuose su Paveldo fondu ir panašiomis organizacijomis kažkokiu magišku būdu niekas nesiruošia aptarinėti. Gerai. Tuomet pažvelkime į Paveldo fondo laikyseną Lietuvai itin aktualiu JAV paramos Ukrainai klausimu. Pradinį fondo entuziazmą paramos teikimui jau 2022 m. pavasarį pakeitė vyraujantis skepsis. Imtasi kraštutiniai dešinį įprastų dirbtinio supriešinimo triukų, prieš pastatant amerikiečių ir ukrainiečių interesus. Organizacijos lobistinė atšaka aiškino, kad parama Ukrainai amerikiečius palieka paskutinėje vietoje. Paveldo fondų biudžeto ekspertas Richardas Sternas paskaičiavo, žinoma melagingai, ir paskelbė, kad parama Ukrainai kiekvienam amerikiečių namų ūkiui kainuoja $900 JAV. Likus kelioms valandoms iki atstovų rūmų balsavimo dėl pagalbos Ukrainai siuntimo patvirtinimo, Paveldo fondo lobistai privačiai spaudė respublikonus balsuoti prieš. Teisybės dėliai reikia pasakyti, jog Carafano laikėsi pozicijos, kad Ukrainos gynyba yra tarp JAV interesų. Tačiau
Toji pozicija dažnai buvo lydima prieš rinkiminio burnojimo ant Joe Bideno ir neatvedė prie realistiškos ar vienareikšmiškos fondo pozicijos dėl paramos Ukrainai ar Rusijos atgrasimo. Galbūt Karafano nepernelyg stengėsi, o galbūt tiesiog buvo perdėm užsiėmęs kelionėmis į Vengriją. Orbano kraštutinės dešinės, vadinamosios neliberalios demokratijos režimas taip pat turi savus analitikos centrus. Vienas jų yra Dunojaus institutas, Danube Institute, valstybės finansuojamas per vieną tokį Lajos Batjoni fondą. Paveldo fondo prezidentas Budapešte lankėsi jau 2022 m. rudenį. 2023 m. kovą, Rusijai jau metus niokojant Ukrainą, Paveldo fondas ir Dunojaus institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Ir jos laikėsi. Toliau buvo organizuojami vizitai ir bendri renginiai, kuriuose su džiaugsmu dalyvavo ir Karafano, labai patenkintas sėkminga šių dviejų idėjų kalvių kooperacija. 2024 metais Vengrijos konservatoriuje, to paties Lajos Batjoni fondo remiamame leidinyje, Karafano gyrė Vengrijos neva atliekamą globalaus konservatizmo jungties vaidmenį. Karafano deklaruojamas įsitikinimas, kad Ukrainos gynyba yra tarp jav interesų, niekaip nesutrukdė Paveldo fondo renginio Vašingtone metu Orbanui organizuoti uždarų durų susitikimus su respublikonais ir juos skatinti balsuoti prieš karinės paramos Ukrainai teikimą. Kitaip tariant, kol mes Lietuvoje sutome ir keikėmės dėl Orbano pastangų blokuoti ES paramą Ukrainai, Paveldo fondas su juo vystė šilčiausius santykius. Jei ant šio torto dar reikalinga vyšnia, te bus tai praėjusį rudenį Vengrijos spaudoje pasirodęs pranešimas, kad fondo prezidentas Robertsas iš Vengrijos gavo valstybinį apdovanojimą už vaidmenį stiprinant Vengrijos ir Amerikos santykius. Ir štai, išaušta 2025 vertybinės politikos metai, o kažkokiu būdu Seime vykstančioje oficialioje diskusijoje apie Lietuvos saugumo politiką tarp žurnalistų, politikų ir gynybos ekspertų šiltutėliai priimama JAV organizacija, kaišiojusi pagalius į ratus dėl paramos Ukrainai tiekimo, atstovaujama žmogaus, kuris 3 karo metus praleido gretindamasis prie Orbano. Problemos čia akivaizdžios ir daugybinės. Pavyzdžiui, renginyje Karafano buvo paklausta apie Europos gynybinio nepriklausomumo didinimą, į ką jis atsakė, gana komiškai Trumpo kalbėjimo tempą primenančią manierą, kad tai yra siaubinga idėja, labai bloga idėja, siaubinga idėja, absoliuti katastrofa. Kyla klausimas, ar tai jo ekspertinė nuomonė, ar Paveldo fondo ideologinės pozicijos transliacija. Nes fondo prezidento teigimu, ES yra agresyviausias ir pavojingiausias vienintelio laisvės garanto, nacionalinės valstybės, priešas visame pasaulyje. Trumpo administracijai ES iš esmės nepatinka, jam daug parankesnė yra silpna ir kraštutinės dešinės suskaldyta ir dominuojama Europa. Galbūt dėl to Paveldo fondas 2025 m. kovo 11 d. organizavo diskusiją, kurioje buvo aptarimi Europos ateities scenarijai. Nepriklausomo vengrų tyriamosios žurnalistikos portalo V-Square duomenimis, į šį renginį kviečia pats Karafano. Kviečia tuos, kurie siekia, kad Europa būtų vientisa, laisva, taiki ir klestinti. Šiuo atveju tai reiškia Vengrijos ir Lenkijos kraštutinės dešinės organizacijų atstovus. Jie į renginį turėjo vykti nešini idėjomis, kaip pertvarkyti ES institucinę struktūrą, įskaitant tokius pasiūlymus, kaip ES pervadinimas ir Europos komisijos bei Europos teisingumo teismo panaikinimas. Abi kviečiamos organizacijos, vengrų Matijas Korvinus kolegium ir lenkų Ordo Juris, turi vienokių ar kitokių ryšių su Kremliumi. Pasisakantis ir pasisakysantis už kooperaciją su panašiomis organizacijomis kaip Paveldo fondas bandys įtikinti, kad tai yra gal ir ne visai maloni, bet būtina diplomatinė pastanga siekiant daryti įtaką per galingus ir įtakingus trumpistinius analitikos centrus. Tačiau jau matyti, kad per 3 karo metus toji galia ir įtaka nevirto vienareikšmišką paramą Ukrainai, o prioritetas buvo teikiamas tarptautinių kraštutinės dešinės ryšių Europoje rezgimui. Tačiau labai svarbus ir kitas klausimas. Ar bandantis įtakoti, tyčiom ar netyčiom, nebus įtakojami patys? Kiek juos apskritai dar reikia įtakoti, turint omenyje nuoseklias Lauryno Kasčiūno simpatijas Trumpui? Arba Žygimanto Pavilionio ir Giedrimo Jeglinsko taip ilgai, kiek tik buvo įmanoma, ko nepažodinį Trumpo doktrinos pakartojimą, bei destabilizuojančio ir skaldančio Trumpo elgesio kaip pozityvaus reiškinio pristatymą. Europoje balsavimui už kraštutinę dešinę pasiekus praėjusio amžiaus nacistinio dešimtmečio lygį, itin svarbu nesusipainioti,
Kooperacija su trumpistiniais ir urbanistiniais analitikos centrais nėra gudrus manevras kovoje už vis dažniau kvestionuojamą demokratiją, teisės viršenybę, žodžio laisvę ir visus kitus nuosaikiai centro dešiniai brangius dalykus. Tai tėra pasiutligės apimto, autoritarinės tendencijas demonstruojančio, radikalaus, galią turinčio, kraštutinės dešinės režimo legitimavimas ir jo idėjų sklaida. Nuosaikus konservatoriaus pasisakymas už vakarietišką demokratiją tikriausiai skambėtų panašiau į prancūzų centro dešinės partijai atstovaujančio senatoriaus Claude Maluret apibendrinimą. Vašingtonas tapo Nerono dvaru, kuriame yra besikarščiuojantis imperatorius, paklusnus dvariškiai ir už valstybės tarnybos valdymą atsakingas nuo ketamino apsvaigęs juokdarys. Mes kariaujame su diktatoriumi, dabar kariaujame su išdaviko remiamu diktatoriumi. Daugiau GPB tekstų rasite visur, kur klausotės ir šio. Mus paremti galite per Contribui, PayPal ir Patreon.